Žiūrėjau, turiu idėją. Neturi tu jokios idėjos, turime mes nebaigtų reikalų, kuriuos reikia pabaigti. Tai vienas iš mūsų nebaigtas reikalas yra Audi R8. dar vienas projektas, kuris pas mus 1,5 metų stovi gale kiemo ir tik akiliausiai mūsų projektų stebėtojai žino, kas tai yra per automobilis. Katinas? Ja. Katinas įdomu žino. O, pameni, vienoj serijai buvo tas, kur mes važiavom, kažkas dar visai nesnai buvo priminęs, kur mes tavim kačiuką gelbėjom, pagubėjai. Tenais buvo katinas ant medžio ir jis, man atrodo, negali nulipti. Ryžas katinas ant medžio. Apsisu. Jisai labai baigšiai žiūrėjo į tą žemę. Aš nežinau, kaip mes į tą medį... Nuo panteros! Žodžiu, mes ne tik pinigų, bet dar ir kačiukus gelbėjom. Kačiukų gelbėtojai atvažiuoja! Geng, tu katino nepravažiuok. Svarbu, katino nepervažiuok. Kad negalvotumėt, kad meluoju, na jums su kamera ir parodysiu. Va, kačiukas. Einam gelbėt kačiuką. Tai turime jį būtinai pabaigti ir netgi žinome, kada pasibaigs šitas projektas. Projektas mūsų baigsis sausio mėnesį 2028 metais. Važiuojam pirkti mūsų pirmą automobilių. Nu ir ką tu galvoji? Žinok, dabar jaučiuosi kaip su pirma serija. Vėl iš telefono. Tai žodžiu, tik tai... Neišsivaliau prieš anksto. O, tai ir tu ryškesnis. Tai žodžiu, tik tai šį kartą kažkaip ne taip patogiai kaip pirmą kartą. Pirmą kartą turėjai šitą gimblą, man atrodo. Ne, iš rankos filmavau. Ja. Be mikrofonų, be nieko, iš rankos. Aš kaip tik žiūrėjau pirmą seriją, kaip jinai prasidėjo. Ir pirma serija prasidėjo žodžiais. Klasikinis lietuviškas tvartas automobilį. Ir tai yra Nissan Primera už 400 eurų. Šį kartą automobilis bus brangesnis, Bet vis tiek klasikinis lietuviškas vis tiek klasikinis lietuviškas tvartas, bet tai bus Mercedes S500. Dabar mes esame pakeliui link jo, mums liko važiuoti 15 minučių. Uik tu sau! Praleisk jį. Nu, pas jį gali būti, kad передачas nekanalina dar. Oho, kokia didelė krautuvė, net sakyčiau mega. Aurimas, Karas. kiek tu laiko šitą praturėjai? Metus. Taip, tu mane supažindinai su tom, kad jisai nėra... Jo, tai va dėl to aš ir stengiausi, kad nufilmuot. Jo. Kuo daugiau parodyti. Čia su dirželiais, su taisiai. Dėželiais bandžiau, biški šiaip yra visi šitie va tokie va. Galė sudėti ne tokie ratai, kaip turėtų būti. Kodėl? Nu, todėl, kad išnešimas visiškai kitoks turėtų būti. Okay. Nesiginčysiu į tokią... Labai jau jie į vidų O sulindė. kumą iškraudinė ar kas kad Jo, kažkas akumą išnaudė, blemba nerandu, kas buvau pajungęs. Pajungiu per testerį, žinai, galvau, traukiau saugiklius po dieną. Nu, blemba nerandu. O pas elektrikus nebandėjai važiuoti, kad diagnostiką padarė? Aš važiavau, 2 kartus orą tvarkiau. Restauravo kompresorių. Tada vėl jinai man sukrito. Tada, blemba, aš ten mokėjau po 800, tai pakeičiau, nupirkau Continentalo naujas pagalves 2 sudėjau. Dabar lyg gerai stovi viskas. Žinai, kodėl yra didžiulė prabanga turėti seną limuzino klasės automobilį? Todėl, kad remontas brangiausias iš visų klasės. Žiauriai. Tai va aš tą pajaučiu. Čia dujas yra? Taip. Yra dujas. Važiuoja smagiai, pučiasi šonai ten, nu, aš prieš tai važiavau su 2000 Opeliu. Šitas automobilis yra bėgęs 536 Tai tūkstančių. reikia paimti ir išsiaiškinti. Paimkim ir patikrinsiu aš jį per Car Vertical, pažiūrėsim, kad ten gerą rodą. Įdomu, pats netikrinau. O vat blogai, visą laiką prieš perkant reikia automobilį pasitikrinti per Car Vertical. Kiek mes anksčiau važiuodavom pirkti pa žmonės mašinų, Ja. visą laiką po to sakydavau, o čia tai pasakėt man naujieną. Šiaip važiuoja smagiai, kas liečia, kad cilindras vienas atsijunginėja. Atsijunginėja ar neveikia? Nu jis kažkaip perkūrė. Karolis sakė, kad reikėtų kažką pašlifuoti, pavalyti, bet sakau, visi taip norėtų, kad taip mašinos taisytųsi. Man sakė, kad turės vienas tipo, gal užtektų voštuvą, ne voštuvą, voštuvą, ką tam prišveist. Aš sakau, aš santechnikas, aš apie inžinerinės sistemas galiu padaryti. Tai žinau, kad mašinos variklis ir santechnikas, sakyčiau, labai panašu viskas. Mes turim draugą odontologą, sakė, mes nelabai kom skiriamės nuo statybininkų. Irgi cementus maišom, viską maišom darom. Akumas atjungtas? Ar nėra pritraukėjų? Ne, tai dabar, pajungiat? Ne iki gal, biškai vadau.
Čia jau vadinasi neveikia. Bagažinė irgi, kada užsidaro pagal norus. Matai, arba užsidaro gerai, arba užsidaro iki pusės atmeta. Žinau, kodėl gali būti, nes žmona 2 kartus prikrovėm pilną, tiesiog galvoju, kad neužsidarys, dar ranka padėjo. Žinai, taip nusviro rankos man per tuos metus. Žinok, ir jį neapsimoka investuoti pinigų, nes ta prasme, blemba. O tokie va dalykai, spalvos pakeitimas gali reikšti tik vieno. Galiu aš jį užkurt? Jei užsikurs, aišku. Ai, dar yra variantas, kad neužsikurs? Duodu į kepurę, kaip sako, privanoti, kad užsikurs. Dar taip negirdėjau. Aš pagalvau, kad seniai Kaune buvau. Nu, kaip sako Karolis, dujininkui reikėtų į kepurę. Nu ką, broli, imkim ir išsiaiškinkim. Nu ir ką tu sužinojai? Aš sužinojau, kad automobilis buvo daužtas. Rida, žinok, tikra, nes 24.01 paskutinė registruota 445 000 kilometrų. Jisai buvo daužtas, bet nesmarkiai. Nuo 1,5 iki 2,000 išmokų. Vairuotojo pusė, ne? Tada dar 21 taip pat. 2 kartus, jo, 2 kartus priekis buvo bamtiltas. O jeigu jūs planuojate pirktis automobilį, būtinai prieš pirkimą jį pasitikrinkite per Car Vertical ir nepamirškite pasinaudoti nuolaidos kodu UBR ir gauti 20% nuolaidą savo ataskaitą. Kuo tu purtaisi? Jums gali atrodyti, kad aš va toks, bet čia jisai taip dirba. Čia viskam brangas. Karton. Oi. Gal nieko nelaukime, imkime ir pravažiuokime. Jo, imkite ir pravažiuokite. Čia daryti tą 3000 ir nežiūrim. Kuo ilgiau aš žiūriu, to labiau krenta kaina, žinau. Aš vapšė pamiršęs, ką reiškia pirkti automobilį iš žmonių, todėl kad paskutiniu metu daug perka mašinų iš aukcionų ir aukcionė tokių, net nematydamas mašiną geresnę nusipirkė nei va tokia va. Kad 2009 metų Passatas norėjau sakyti, Mercedesas bus va tai va surudės, jo techo nebepraleis. Aš ne ekspertas, bet ir su tokiu bumperiu nepraleis. Nėra nieko, ko juodi dažai neuždengtų, ar ne? Uždarykit kapotą ir važiuojam. Tu jau ką ori su tralo numeriu būdėk. Turiu tralą. Čia irgi blogas ženklas kaip pardavėjai, nes jeigu žinai, kur tralą gauti, nieko gero. Kur geriau važiuoti? 10? Pagrindinį, jo. Pagrindinį, paskui net Čia priekį parkai vis dėl to, kad ištaškytas priekis. Aš manau, žinot, ir aš nežinau, kiek tiesos, vad gal tu man pasakysi. Sako, kad nesveikia yra tas Distronikas, yra Night Visionas, bet tipo va, po to, kai atsiremiau į tą mašiną, atsitrenkiau, žinai, jinai nebeveikia. O nieko atmeta, kad... Oro nėra, šiaip turiu kompresorių, galim dapūst. Tai stojam dasipačiam ar Bet prasivažiuojam? namuose, blemba, liko. Nu, 1-2 gal užteks dar, tai aš pažiūrėjau, nėra papliuškus. Čia taip guolis užia? Plotas va. Man tai kaip tik atrodo iš šitos pusės garsas. Ir jis nevažiuoja. Aš spaudžiu dugną čia. Ta pusė šiaip tokia pakritus visa atrodo, nes jis toks, nu, pravažiuoja, net jaučiasi, kad ta pusė susėda. Nu, tai dabar plus dar oro nėra. Na, čia oras gal įtakos neturi. O dabar čia kas mirksi, tai ką gali reikšti? Tai va, gali būt, bet klyp. Sprogs? Gal ne. Yra tik vienas būdas sužinoti. Spauskį į dugną. Gerai, matau laikaisi. Nu, aš nenoriu, žinai, sakyti, kad... Ne, aš suprantu jūsų. Čia viską labai vienas žodis apibūdintų. Tas vat vienintelis niuansas ir kad nelabai gerai, jeigu vaikai girdės. Mes čia važiuodami su Karoliu padiskutavom, kad automobilio būklė labai puikiai apibūdina vienas rusiškas žodis, bet jo vartoti negalim. Bet ir žodis... Šiandien nebeužsidaro. Ja. Tai aš tą rodžiau. O kodėl? Nu, va, liežuvukas, va dabar aš jį paspausiu į apačią. Čia, manau, VD puikiai išspręsiu šitą problemą. Biškai gal fizinės jėgos reikėtų, palaikyk. Jeigu aš už jį sumokėčiau, norėčiau tik tai vieną dalyką padaryti. Noriu stogą pjauti ir kablio. Dar vienas toks smūgis ir perkat. Čia dar, žinok, aš labai švelniai elgiuosi. Jo. Iš pusę pustelėjimų. Palauk, tai parodyk, kad tu čia padarei. A dabar jeigu atidarysim, vėl tas pats bus? Čia nuo nuotaikos. O, blin. Dabar nuotaika bloga. Nu karšta. Va čia va yra tas liežuvukas. Bet tas apatinis. Jau kad kai šalta, tai turėtų būti dar dažniau. Aš žinau, jeigu čia įpūtus. Bet Karoli, nesakyk, vadeškas tikrai turi. Turiu. Bet turiu. Ir galiu garantuoti, kad... Technikos tikrai va. Galiu garantuoti, kad purškiai ir nepadėjo. Ne, nepurškiai.
Čia praščiausias DD1, kokį man teko matyti. Aš tiesiog... Aš sakau, aš nesiginčiu, pasakau, dėl to ir siunčiu tą Ne, video, tu man net gėda, kad žmogus Tu viską labai teisingai padarėjai. Aš žmogus, žinai, tai aš nieko nenuslėpsiu. Distronikas, sakė, irgi neveikia po avarijos. Aš nežinau irgi kiek tiesos, man sako, gali būti, kad tipo biški labai jie jautrūs. Nu, distronikas jo, jautrus labai. Aš sakau, aš Gali nenoriu būti čia- numerių rėmelis biški aukščiau uždėtas ir jisai jau nenorės veikti. Okay, Bet tai palauk, nemelavo. tas ledas dega, tas ksenonas nedega iš viso. Nedega tik ksenonas, ilgos veikia, tik tai trumpas nedega. Okay. O ko Karolis išėjo, galim pasitart. Man baisu pirkti. 3000 jau kėlim, Žinom, kad Vyga jau šitą mašiną siūlė štuką. O kondičkė bent šaldo? Šaldo. O tai čia iš tikrųjų ratuose oro taip trūksta? Jo, tai vienas, man jisai, kai sprogo, tai man trūko, bet man iškart jį suvirino, bet nu, panašu, kad vyrai daug pastangų nedėjo į virinimą. Klausyk, Karoli, bet 5,5 čia niekaip. Tai tada, žinok, aš nekalbėsiu. Tai tada... Aš dėl to iš karto ir atsiunčiau video, Jo, aš jo, supras, ne, kad 10 gabalų beveik sumokėjau, per metus laiko man, nu, jinai sugriuvo, aš suprantu, kad mano rankose jinai sugriuvo, žinai, čia, nu, bet, nu, suprask ir mane, žinai, dabar. Ne, tai mums pirkti, kad pirkti irgi tikslo nėra. Aš, žinai, galvoju, jeigu jūs turit, vis tiek turit vietą, turit galimybę, turit Bet tai vyrukų, viskas kainuoja pinigų. kažkas pasikrapštytų, žinai, gal eitų, aš, nu, aišku. Darbuotojams jo irgi neverta reikia. atkelinėt. Čia šrotas jisai, ta O prasme. ką šrotas duoda? Realiai šrotas dažniausiai skaičiuotus jaučiu variklio kainą. Variklio ir kažkokių priekio dalių, bet priekio skaityk. Matai, čia daug visokios tokios elektronikos komplektacijos. Bet jinai neveikia. O kas neveikia? Ne, nu, pavyzdžiui, šildymas, vėdinimas, vartymai, pūtimai šitie. Kas liečia saloną, žinai. Tada kas liečia saloną, paėmė vairą ir jis neveikia. Kas veikia? Neveikia. Jis tik pirmin atgal landžia. Okay. Į viršų Va čia apačią. dabar man naujiena. Tai žinau, Karoli, nešk užrašų knygutę, rašysim visas naujienas, kiek neveikia. Gerai, tai ką, tada negaišinam, nes aš pasižiūrėjau, kad realiai skelbimuose į šikną daužtas ne feisas, aišku, bet 3 AMG 6,5 štukos, bet tai šikną pakeis daug paprasčiau negu visus. AMG. Nu, yra AMG. Gerai, ačiū tau, kad parodė. Nėra už ką? Buvo smagu prasivažiuoti? Ar tikrai? Kam tas melas? Ne, nu tikrai smagu, ne kiekvieną dieną su tokia klasė pasivažinėsi. Koks pasiūlymas? 4. 5. Ne, 4. 4 ir pildom. Ačiū. Štai taip atrodo nenupirktas automobilis. Nu, labai gaila, kad pirmas automobilis ir nenupirktas. Bet taip dažnai būna. Aha. Čia matėte unikalius vaizdus, kaip Pirikupas čiešina pardavėją. Jis jam rašo dabar žinutę, 4 ir pasiemu. Nežiūrėjęs, nors jau žiūrėjo. Galvoju, ar tikrai gerai parašė. Žinot, kom yra gerai kabrioletas? Gali perst ir greitai ištraukia, bet kada turi brolį šalia sėdinti, turi išlikti paperst. Kažkaip nuliūdau, tipo galvojau, atvažiuosim, pasidėrėsim, čia hihihaha ir tipo nupirksim, bet neatidavė. Bet už jį mokėti daugiau pinigų tikrai neapsimoka. Šiaip tų laikų Mercedesai yra tiesiog elektros gurų, pastoviai kažkas užlinkdavo, užsidegdavo ar dar kas nors nutikdavo. 4 paimčiau, kad iš karto nieko nedaręs už pitaką parduot arba tiesiog iš šroto priduot kur nors. Nu, blogiausia atveju gal patys net ant dalių paleistumėm, bet nežinau ar norėčiau. Tai žodžiu, laukiam kol ką atrašys Karolis, bet greičiausiai važiuosime namo. Nu ir ką jūs galvojat? Karolis mums pasakė. Ne. Važiuojam į Vilnių. Ignas sakė, į Madžiunai noriu nuvažiuoti. Šiandien vyksta streeto varžybos Lietuvos drifto čempionato, o tarp kitko, kalbant apie driftą, jau rugpjūčio 28, 29, 30 dienomis Klaipėdoje įvyks prieš paskutinis Lietuvos drifto čempionato etapas Street ir Semi Pro, o penktadienį dar treniruoti. Tai spėju, oras bus geras, todėl kad vasara, man atrodo, pasislinko, ten bus daug garso ir šviesų, tai jeigu neturite planų, aprašyme linkas, viskas apie renginį ir mes jūsų laukiam atvykstančių. Žodžiu, viskas pasisuko labai netikėta linkme ir visgi Mercedesas yra nupirktas. Nežinau tik tai kam. Sūnui paliksi kaip šitą, kaip... Ne. Aš per daug myliu savo sūnų, kad tokį geldą palikti. Galiu aš vandens nusipirkti, mane kankinį karštį laikai, aš taip plikas. Išgaravęs jau nebeliko manęs kaip žmogaus. Davai, žmogau, varyk į parduotuvę. Esu kažkur laukuose, Zabelinė, gal tai vadinasi. Esu vienas, Ignas liko darbuotis prie Mercedeso, o aš atvažiavau čia pirkti labai įdomaus automobilio. Nu, nežinau, ant kiek jisai gal įdomus,
Kažkas wow gal nėra, bet jisai 20 metų stovi tvarte, apleistas ir man žmogus atsiuntė koordinatės, o koordinatės mane atvedė štai čia. Nu va ten, van, tolumoje kažkoksai ten namelis yra, gal ten yra tas namas, paskui mane atvažiuoja dar tralas, todėl kad tas automobilis savo jėga grįžti negali. Todėl dar viena iš priežasčių, kodėl aš važiavau vienas. Einu skambinti pardavėjui ir netrukus susitiksime prie automobilio. Van matau ir mano traliukas neranda kur važiuoti. Apsisukinėjau? Ne? Žiū, žinau kur važiuoti, varau paskui. Tai aš čia vienintelį žvyrkelį važiavau, visą kokius 10 kilų. Jo. Tu nevažiavai žvyrkeliu? Tu važiavai lanku, aš karačiu mokytis. Jeigu jums reikės navigavimo pamokų, va, Jonas. 15 metų dirbu, tai žinai. Čia aš vienas grybas, važiavau, prifilmavau, kokiam pievom važiavau. Žiūrėk, kur mašina mūsų stoja. O kai mes ją iš čia ištrauksim? Svarbiausia, kad vartai atsidarytų. Ai, tu savo. O putplastai irgi parduodat? Girdėjau, kad pakilo kaina labai. Jo. Žinau, čia mamos pastryčiai. Ne, aš juokauju dėl putplašio, nereikia. Labai įdomus automobilis. Čia kadetas. Kiek jisai metų stovi? 20 tai tikrai. Jo. O tau, žinok, prie batų labai tinka kadetas. Skrūsdėlių jaučiu jame bele kiek. Taigi išpūs visas, kol važiuosim. Tai taip, kaip jį išsitraukti, jisai čia bus įaugęs į medį. Tfu, į medį, ką aš čia šneku? Gerai, už kiek atiduosi? Kokį 100 pem gal. Mama ir sakė ir tai, kai pasakiau, iš kiek pasiūlys, sakė ir tai per pigiai. Per pigiai? Jo. Aš šiandien norėjau 100 siūlyti, bet kadangi jau mama pabarė, tai dabar jau ir duosiu, žinok, 100 pem. Tai klausimas tik tai, kaip su dokumentai jos. Čia nei SDK kodų nieko pasimatyti nėra. Nežinau, dokumentų tai reikia ieškoti, nes čia senelio paveldas, tai čia dar visko neįsiaiškina. Tai gerai, o dokumentus rasite jo? Paieškosim. Nu, Jonas jau čia atsižiūrėjo viską, kad pasikrauti, bet biški bus reikalų. Bet Jonas susitvarkys. Pu. Bet tu matei, kad ten dar į jį įremti yra langų rėmai. Paimsim ten lomą, mačiau. O kam tau laužtos? Nu tai atlenk šitos, kad nesubraižyt durų. Palauk, tai čia buvo paremta, ką tik viskas. Jau pati. Ai, tu savo, kaip sukandžio kojas, vaikystė prisiminiau. Ir žinai, čia pas pirikupus baisinė taisyklė yra. Jeigu nėra darbo, užsidėk baltą maikę. Jo? Užsidėk baltą maikę, tada nupirksi kokį triperį, jisai bevažiuojant užlinks, tada jau ieškosies darbo. O pas palistų žinai kaip yra? Nu, Jeigu nėra darbo, susigalvok veiklos ir tada atsiras darbas. nu jo. Išvažiuok, nu toliau nutralo. Taip. Buvai šiandien sporto salėje, Jonai? Dar būsiu. Porą pakiukų langų patampysi. Nesubraižyk man stogo. Kažkodėl tai mūsų visos pirmos serijos dažniausiai nuo tokių automobilių prasideda. Nuo Golfo antro, nuo Sieros, nuo Kadeto. Nereikia namam. Kaip tik galvojau, va, kvėpuojančius langus susidėti. Liukas atidarytas buvo? Jo. Jisai išdaužtas. Išdaužtas Liukas? Jo. Vsio, trauksim? Nu, davai, Jonai. Tu gali. Tai mašiną sutarėm 100 pem ir dokumentus organizuosi. Jonas sakė, tralas man kainuos arba 108, arba 200. Viskas priklauso nuo to, kaip sunkiai teks pasikrauti. Kaip manai, eis normaliai? Čia kur jinai dės? Kai netokias dar traukiai. Vakar R klasė su užblokuota kvatrinė ir dar ant rankų. Šiandien per didelį kampą užlaužė. Tik nesugadink nieko. Čia jau kultūrinis paveldas. Įdomu, tokius kadetus atkelinėja kas nors? Žiūrėk, važiuoja. Veidrodėlio nekabinsi. O raktas yra? Ir rakto nėra. Žinai, kad pirki? Man pasakė, kad variklio defektas ir viskas. Žiūrėk, dar ir oro yra ratuose. Nu, pažiūrim, ką mes čia turim dugne. Nu, yra korozijas. Oi, Ignas apsidžiaugs mano pirkiniu. Aš jums papasakosiu trumpai apie savo planą. Mano planas yra netvarkyti šitą automobilio, aš jį išplausiu, išvalysiu, padarysiu, kad atrodytų simpatiškai ir sukursiu visiškai nemokamai aukcioną auto.lt. Tenais automobilį galima parduoti už didžiausią kainą ir mačiau kaip tik ant dienų seną Volvo prasidėjo berods už 2,5 tūkstančio. Manau, kad mano kadokas irgi patrauks. Dabar man jo savikaina gausis 3 pem kokie. Jeigu už 700-800 parduos, jeigu 8 pem gaučiau, būčiau labai laimingas. Bandau realizuoti. Nuo 1 iki 10 mano pirkinį kiek vertinė? 11. 11, jėga, va, savas bičias. Man tokie patinka. Man irgi tokie patinka. Man kuo labiau triperis, tuo labiau patinka. Ko didesnis lavonas, to daugiau pinigų uždirbti galima. Jeigu jūs norite parduoti savo automobilį, galite pasiūlyti mums, todėl kad mes nusiteikę apkeliauti visą Europą dėl gero varianto. Kaip visai gerai atrodo, bet iš tikrųjų ledinis, ką? Tai pagalvok, kaip paskiau, kaip kol važiuosim nusipūs, nusikratys daug. Visai kitaip atrodė.
Karščiausios pirkupų naujienas, su jumis aš, Ignas Urbanovičius ir mano brolis Aurimas. Tai pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad šitą automobilį galite rasti visada pliuse.lt. Šiaip iš tikrųjų turiu blogų minčių, ką veikti su šito automobiliu, jeigu jisai neparsiduos. Parašykit komentaruose, ar įgyvendinti savo blogas mintys ar ne. Arba galite net komentare parašyti, ką jūs padarytumėt blogo su tokiu automobiliu, jeigu jį turėtumėt. Bet jeigu jūs norite įsigyti šitą automobilį, jūs galite jį įsigyti visada pliuse.lt. Ką? Mercedes-Benz S klasė yra nupirkta už 4200 eurų. Opel Kadett, neaišku kelintų metų, neaišku kur yra raktai, yra nupirktas už 150 eurų. Bet dėja, dėl didelių kūro kainų šio automobilio transportavimas mums kainavo papildomai 190 eurų. Ir bendrai mes turime išleidę kiek pinigų, kolega? 4540 eurų, bet šiame projekte darysime šiek tiek kitaip nei prieš tai. Dabar mes neturime kažkokio biudžeto ir jo nepliusuojame. Šioje serijoje nepardavėm nei vieno automobilio, bet pirksime automobilius ir brangesnius, ir pigesnius, o tiksliau pirksime ką? Viską. Pirksime automobilius ir pigius, ir brangius, ir defektuotus, ir nepabaigtus, ir daužtus, ir brokuotus, ir tripiriukus, ir gerus automobilius. Žodžiu, siūlykit viską, ką norite parduoti, bet tik pasakysiu vieną dalyką. Audi A6 už 4000 eurų 2006 metų tikrai nepirksime. Automobilis turi būti žemiau negu rinkos kaina. Nu, nebūtinai žemiau rinkos kainos arba adekvati rinkos kaina, o ne brangiausia rinkoje. Arba BMW E9, ne Face'as, 2 litrai. Už 3000. Už 3 dar, tipo, žinai, nieko, bet kaip Pitaka prašo. Nu, bet be E9 teliko, jau- be nieko, mechanika, eik, to susinervavau, pasakė. E9 jau netoli prie klasikinio automobilio. O kadangi mes grįžome su naujais epizodais, tai mes norime jums padaryti ir dovanų. Turime 5 maikutės, kurias norime padovanoti jums. Ir viskas, ką jums reikia padaryti, tai komentaruose parašyti noriu, o gal tas noriu gali būti ir kitoks su priežastim, kodėl būtent jūs norit. Tai parašykite ir išrinksime 5, kam padovanosime maikutės. Ir ką, susimatome kitoje serijoje ir aš labai tikiuosi, kad mes šitų automobilių atsikratysime ir galėsime važiuoti toliau. Nepamirškite taip pat pasidalinti ir savo socialiniuose tinkluose, kad mes grįžtam. Ir įsikelti storiuką, kaip, pavyzdžiui, žiūrit mūsų seriją. Ir jeigu parašysit, kas skaitys tas gaidys, tai kas skaitys tas bus gaidys. Jeigu parašysit, kad norit maikutės ir dar įsikelsit į storiuką, kad irgi norit maikutės, mes į tai atsižvelgsime dar rimčiau. Ką jums norėčiau pasakyti, dėja, bet serijos išeidinės ne pirmadienį 18:00, o surinksime medžiagą, sufilmuosime ir kelsime. Tada kada išeis? Tada rašykite, prenumeruokite mūsų kanalą, spauskite patinka ir laukite mūsų sekančio epizodo. Gana! Žiūrėk, pritraukiai. Čia negalima filmuoti. Kamerą išjungi. Man mindai pasukti.